Labą dieną, aš esu iš Minecraft paskutinis pasaulyje. Dabar aš filmuoju trečią dalį, tai pamokysiu jumis pasidaryti šarvus. Nu gerai, pradėkime tada su šarvais. Biški man čia stringa, nes čia man lagas didelis. Nu gerai. Pirmą pasidarysime... Oi, ne taip padėjau. Šalmą. Po to pasidarysime kaip tie kelnes. Po to pasidarysime oi. Tai jau biški man čia lagas didelis marškinis ir dar kepu ironom pasidarysime batus. Va. Ir galime iš karto juos apsimauti. Batus reikia į apačią dėti, kelnes biški viršų, marškinius taip, o tas kepurę, kaip šalmą ar kepurę, kaip pavadinsit. Taip, dar pamokysiu pasidaryti dėžę. Einame, susirandame malkų. Medžią, aišku. Aš neįsiu ieškoti, nes aš galiu, turiu single players commands, tai aš galiu bet kiek medžių pasidaryti. Aš jums įdėsiu į aprašymą, kaip ją parsisiųsti. Antroji daly neįdėjau, nes neturėjau laiko, tai greit išėjau, tai nieko negalėjau padaryti. Gerai, dėžiai reikia pasidaryti va taip, aplinkui. Nu, 2, nes 2 ir geriausia. 3 nein sujungti, o 2 tai ein sujungti į vieną. Nežinau, kodėl 3 nein, nes, nežinau, žinokit. Iškertame. Reikia būtinai, kad viršai būtų iškirsta, nes kitaip jų neis atidaryti. Nu, sudedame skrynes, čia vieną, čia vieną. Nu, va, galime čia laikyti daiktus. Dar galite... Viščiukas. Jūs galima pasidaryti su kiaušiniais. Jie paskui užaugs į vištas, pradės kiaušinius. Kiek jų daug čia. Irono. Irono galima rasti, kaip antroji daly minėjau, urvuose. Bet man tai ir kaip visada nebūtina. Nes aš galiu viską turėti. Nes tas single players commands tam ir yra. Nu, kas nori, tas ir vaikšto į urvus, bet aš tai nelabai. Man tai nelabai patinka urvus. Nėra gera. Gerai, dabar statysimės didesnius namus. Aš patarčiau statytis iš medienos, nes jie gražiau atrodo. Eiti geriausiai ir statytis namus kuo toliau nuo senesnių namų. Jeigu aš turiu tokį išlikimo modą, kuris yra žmonių tenais. Tenais tie žmonės plaukia su valtim ir ten mėtosi iš TNT. Bet jums tai nerekomenduočiau. Nes labai sunku yra su to išlikimo modu ten viską daryti. Nes pats jau ne vieną sykį žuvau. Jeigu kas mokate serverį sukurti, parašykit, nes labai norėčiau susikurti serverį per Minecraft 1.0.0. Labai prašau, parašykit į komentarą. Ir prenumeruokite, ten, žinot. Gerai, statomės namus. Iš pradžių, sakau, statytis nelabai didelius. Ir, eikit jūs iš čia. Ir tokius 3 blokelių. Aš dar pasidarau medienos, nes kad nereikėtų eiti kirsti, tik čia daug laiko užima. Gerai, dar vieną aukštą bus gerai.
kitose dalyse, ten dabar nebedalys bus, pamokysiu, ten statyti liftą, tenais ir taip toliau. Yra mano 3 dalys, dabar 3 filmuoju, tai nežinau kaip išeis. Čia. Oi. Nukirsti. Gerai, čia viską padarome. Gerai, statome. Oi. Durų nepasidariau. Įsikėtame, kur norime duris. Čia irgi. Jum tai neis, bet man juo, tai aš pasidariau tų akmens daugiau, kad galėčiau akmeninį tą pasidaryti. Grindis akmeninės. Pas manęs jau lietus, tai nėra gera. Aš patarčiau dar daryti, jeigu serverį žaidžia, tai akmeninius namus, nes gali bet kas padegt. Man jau taip ne vienas sykį nutiko, tai man jau, nežinau, atsibodo, kaip padeginėjai. Dabar aš padeginėjau, nes jeigu kas žinot serverį, parašykit į komentarus, nes man labai patinka serverį žaisti. Labai smagu. Gerai, darom darbas, jis jau moka, nes aš rodžiau. Gerai, dabar dar, kaip norite kiti, galite į kitą aukštą statytis, kaip jūs norite, jau čia nesvarbu. Gerai, lyna laukia, tai... Ir aš dar vieno dalyko nesuprantu. Aš prisikirsti anglies, nes anglis labai reikalinga išgyvenimui. Dabar nekreipkite dėmesio, aš pabandysiu padaryti, kad nebelytų, nes aš dar labai tos komandos gerai nemoku, tai aš galiu ir susimauti. Va. Žinokit, neprisimenu aš tos komandos, tai nežinau. Tuoj palaukit. Tuoj aš pasižiūrėsiu, kaip tai yra komanda. Kur čia ta? Aš tuoj pasižiūrėsiu, nes aš susirasiu tas komandą ir pasidarysiu, kad nebelytų. Man bus geriau, jum gal geriau matyti, nežinau. Biškis stringa, tai... Va, radau. Nežinau. Išjungiau lietą, atrodo, bet kažkodėl vis dalyje, nežinau, negaliu pasakyti. Gerai. Biškai čia neramumai kilo, tai atėjo pas mūsų į svečius, tai aš ilgiau nebefilmuosiu, nes svečiuotie. Tai ką nori dar pamatyti, rašykit į komentarus ir aš pasižiūrėsiu viską, ką jūs dar norite čia gerą pamatyti. Gerai, aš sakau jums.